Prieš 5 metų Čikagoje turėjom paramos renginį, kada dar krepšinio namuose čia buvo statybų aikštelė. Nežinojom, kad neužtruks ir tiek laiko, kad tie pastatai jau bus pastatyti. Puikia pradžia, bet tai tik pusė darbo. O ko mums dabar reikia toliau? Kalbamės su Vaiva Garlinske, dabartinė krepšinio namų vadovė Kaune. Ačiū labai, kad esat kartu su mumis ir esat Kaune. Iš tikrųjų, jūs labai gerai priminėt, kad krepšinio legendų ir sirgalių aikštelės pradžia ir prasidėjo būtent nuo Amerikos, tik ne lietuvių išeivių, bet nuo amerikiečių autorių, architektų, kurie sugalvojo šią idėją. Ir viena iš idėja viena ir buvo, kad būtent krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė galėtų tapti sutelktiniu gal finansavimu šiais laikais vadina, ne? Kad įsigijęs savo plyteles gali atsirasti būtent šioje alėjos šalia krepšinio žvaigždžių, bet ir paprasti žmonės gali pasakyti, aš pastačiau, prisidėjau bent viena ar kita dalelė. Tai iš tikrųjų šitos šventės idėja ir kilo tame, kad būtent ta idėja aikštelės buvo tam, kad iki galo įrengti. Ir aš pagalvojau, iš tikrųjų, jeigu to galo dar neturim, tai gal iš tikrųjų pasidžiaukime. Parodykime galimybę, prisidėkime, paraginkime kitus ir manau, būtent tokių iniciatyvų dėka, tokių mylinčių krepšinį žmonių dėka, ne tik Lietuvoje gyvenančių, užsienį gyvenančių, mes galim iš tikrųjų pabandyti užpildyti tą aikštelę ir užpildyti krepšinio namus ne tik juokų šypsenomis, bet ir tai, kas turėjo būti įrengta. Na ir krepšinis tai yra ne tik mūsų antra religija, tai yra lietuvių pasididžiavimas. Tai tokių pavyzdžių Amerikoje mecenatystės yra pilna. Ir Holivudo šlovės alėja, ir Elis emigrantų sala su muziejum tiem atvykusiem į Ameriką, ir San Franciske tas auksinis tiltas, Golden Bridge ir taip toliau. Lietuvoje dar yra tikrai nedaug. Tai dabar galim tapti istorijos dalimi, ar ne taip? Tikrai galim tapti istorijos dalimi. Aš tikrai nekonkuruoju su Vilniaus Laisvės kelio statula. Mes turim savo Kauno, būtent legendų sirgalių aikštelę unikalią ir jinai taps unikaliausia tada, kai jinai taps pilna. Ir būtent tikrai tokiu dalyku mes galėsim džiaugtis tokioj nuostabioje vietoje, kurioje mes šiandien esame Kauno Santakoje ir dar vietoje. Jeigu kas nežino, krepšinio namai randasi Santakos 11 ir patys suprantat, kodėl mes esam 11, nes esam krepšinio širdis. Na ir ką mes čia šiandien turėjom ir kaip vis dėlto tie užsienio lietuviai konkrečiai galėtų prisidėti prie šitos puikios idėjos ir kodėl tą reikia padaryti dabar, nes vėliau, kaip visada, bus brangiau. Taip, šiandieną pasiūlė branginti šią įsiamžinimo galimybę. Kaip gali prisidėti savo širdimi, linkėdami gero kitiems ir juos įamžinti Lietuvoje, mūsų žemėje. Tai padarėt ir jūs, Laurynai, ateinat ir visą laiką matot, kad aš esu čia su jumis ir aš prijaučiu jums. Aš lygiai tą patį sakyčiau, jeigu yra proga, jūsų partnerių, kalėdos, joninės, girdėjau, šiandien jonų daugiausiai mes turime aikšteliai, bet kokią progą, tai akimirka, kuri išlieka. Dovanodami šį dalyką, ar turim prisiminimą. Ir kaip mes konkrečiai tą turim daryti? Kaip padaryti labai paprasta. Užsienio lietuviai, kurie galbūt ne visada būna Lietuvoje, bet per atstumą, pandemija mus išmokė, galima viską padaryti. Taip, nereikia didelio atstumo, užtenka interneto, telefono ir kompiuterio, ne? Tai yra parama.krepšinionamai.lt arba netgi, jeigu kaip dovana, gera dovana kuponas, yra puiki krepšinio sirgaliaus plytelė, kurią galima įsigyti gera dovana LT. Ir kol kas tai kainuoja tik 350, o vėliau mums pasiūlė truputėlį pagalvoti apie daugiau. Gali būti, kad kainuos 3,5 tūkstančio. Tai skubėkit, kol tai yra kol kas dar tik 3,5 šimto eurų. Pigiau nei grybai. Kauno krepšinio namų įsiamžinimas. Ar tai yra tiesiog jūsų vardas, ar tai yra komandos, ar tai yra firmos dovana, ar tai kažkokio tai žmogaus įamžinimas, kurio jau nėra čia kartu su mumis šitame pasaulyje, bet jisai padarė jums didžiulę įtaką. Visa tai įmanoma ir liks taip pat ir dabarčiai, ir ateities kartom čia Kaune, Lietuvos krepšinio širdyje. Ačiū Jums. Ačiū.